Robertai, kaip tu galvoji, ar šiais metais žiema bus ta tipinė niūrioji su pliusiniam temperatūrom, ar bus tokia šalta ir balta? Antanina, atsakant į tavo užduotą klausimą, iš tikrųjų rasti atsakymą nėra taip paprasta. Nuspėti, kas bus, praktiškai neįmanoma. Galima tik bandyti spėlioti ir galbūt dėl to agrokoncernas kaip įmonė skiria labai didelį dėmesį veislių atrankai, kadangi tai yra labai svarbu, įsivertinant, kad mūsų tas klimatas yra nepastovus, kintantis ir nėra taisyklių, kad tai apibrėžti. Ir kiekviena mūsų įvedama veislė į rinką atkeliauja su konkrečiomis priežastėmis arba konkrečiais tikslais. Neišimtis veislė naujiena, triatlonas, kuris puikiai pasirodė žemkentiškumo testuose, mūsų privačiuose ir gamybinėse bandymuose praėjusiais metais. Dar labiau džiaugiuosi, kad šį rudenį mes spėjome tikrai pakankamai plačiai visoje Lietuvoje paskleisti šią veislę Lietuvos ūkiuose. Ir ne tik mes, bet ir patys ūkininkai, tikiuosi po šios žiemos, tą pamatys savo laukuose gamyboje ir tikrai pamatys tą išskirtinumą, tai yra žemkentiškumą. Iš tikro, praėjusi žiema buvo netipinė ir neeilinė, nes žemkentiškumą mes galėjome matyti iš savo lokalių bandymų, lokalių rezultatų. Tiek jūsų bandymuose, tiek mūsų privačiuose bandymuose triatlon tikrai puikiai pasirodė, puikiai peržiemojo, be jokių kliučių ir problemų. Taip pat, kas liečia žemkentiškumą, yra itin svarbus duomenys iš oficialių Švedijos bandymų. Ir pavyzdžiui, šiais metais triatlon pateko į top 4 pagal derlingumą iš skirtingų lokacijų. Ką mums tai sako? Žinoma, veislė yra derlinga, tačiau turint omeny Švedijos klimatinės sąlygas, tų lokacijų klimatinės sąlygas, turime suprasti, kad tai taip pat yra labai didelis rodiklis žemkentiškumo. Nes buvo tirta apie 40 veislių ir iš jų triatlonas labai gerai pasirodė. Ir taip pat galime teigti, kad žemkentiškumas ir derlingumas turi tam tikrą koreliaciją ir santykį. Ir jeigu būtent šitose lokacijose nebūtų žemkentiškumo, tai tikrai nebūtų ir derlingumo. Tikrai pritarsiu tau, Antanina, kad tie duomenys skirtingų šalių, ypatingai šiaurės šalių ar neoficialūs, yra labai svarbus mums, kadangi kai kuriais metais vis dėlto turim tą žiemą, kaip ir praėjusi žiema, ir pamatom tą skirtumą. Ir pritarsiu iš tikrųjų irgi, kad kuo daugiau augalų turime išlikusių po žiemos, tuo tikėtina ūkininkas gaus didesnį derlių. Bet Antanina, man vis tiek labai smalsu, kaip jūs kaip selekcininkai matot šios būtent triatlon veislės perspektyvą ir kada ir kokiais aspektais remiantis nusprendžiate, kad veislė yra tinkama mūsų klimatinėmis sąlygomis? Iš tikro yra labai daug svarbių veiksnių renkantis veislę, tačiau vienas svarbiausių neabejotinai yra stabilumas. Neabejotinai. Nuo stabilumo, nuo veislės prisitaikymo skirtingoms augimo sąlygoms labai priklauso tolimesnis derlius. Labai šitoje vietoje tuomet yra svarbu lokalūs duomenys tiek iš mūsų privačių bandymų, tiek RAPUL, tiek agrokoncerno, bet ir oficialūs bandymai. Šitoje vietoje noriu paminėti, kad, kaip ir žinai, triatlon jau yra 2 metus oficialiuose bandymuose ir per tuos 2 metus klimatinės sąlygos buvo labai įvairios. Buvo daug skirtingų stresinių situacijų, stresinių sąlygų. Ir labai džiaugiuosi, kad triatlon abiem metais pateko į top derlingiausių veislių 10, kas parodo, kad veislė yra adaptyvi ir gali nenuvilti ūkininkų bet kokiais metais. O tai yra labai svarbi savybė, tai yra labai geri rezultatai šalies ūkininkam. Manau, Antanina, pritarsi man, kad selekcininkai šiuo metu juda ne tik derliaus potencialo linkme, kad tik padidinti derlių ir išlaikyti jį stabilų, bet taip pat labai didelį dėmesį skiria ir kurdami veislės į tam tikras augalo savybės. Kaip pavyzdys, didina lapų plotą veislių, kad fotosintezė vyktų intensyviau, stengiasi, kad veislės turėtų labiau išvystytą šaknų sistemą. Kaip tik tyrinėdami triatlon veislę mūsų privačiuose tyrimuose pastebėjome, kad šitą veislę išsiskyrė labai išvystytą šaknų sistema, lyginant su kitomis veislėmis. Ta pastebėdami, inicijavome tyrimą, ėmėme mėginius tiek lapų, tiek šaknų ir bandėme išsiaiškinti, kiek kokių maisto medžiagų augalų veislės gali sukaupti. Ir ką pastebėjome, kad veislė triatlonas būtent sukaupė daugiau maisto medžiagų, lyginant su kitomis veislėmis ir bandymo vidurkių.
Ir pavyzdžiui, fosforo sukaupė 16% daugiau, azoto 20%, kalio 12%, lyginant su visom bandyme dalyvavusiamis veislėmis. Ne tik, sakykime, išvystyta stipri šaknų sistema turėjo įtaką, bet ir matau tendenciją, kad tos visos veislės, kurios yra intensyvaus vystymosi rudenį, iš tikrųjų geba sukausti daugiau tų maisto medžiagų tiek lapuose, tiek šaknyse ir jos geriau pasiruošia žiemojimui. Triatlonas ir išsiskiria lygiai taip pat, kad turi gerą ir stiprų vystymąsi rudenį po sėjos. Reikėtų atkreipti tai tą dėmesį, žinoma, mūsų Lietuvos ūkininkams ir ankstyvoje sėjoje tiesiog taikyti galbūt mažesnės sėjos normas. Arba galbūt vėliau sėti. Arba vėliau sėti. Vėlyva sėja visada rapuliui yra įdomus faktorius. Tai yra toks dalykas, kurio niekas labai neplanuoja, tačiau kartais atsitinka tas gyvenimas ir tenka sėti rapsus vėliau. Ir čia mes darome įvairius bandymus. Pavyzdžiui, turiu rezultatus iš Rapul International bandymų, kur skirtingos veislės buvo siejamos skirtingais sėjos terminais, su skirtingom azoto normom ir buvo tyrima, kuri veislė geriausiai per žiemos ir kuri bus derlingiausia, savai suprantama. Tai būtent šiuo atveju triatlon išsiskyrė tuo, kad net labai vėlai pasėjus, veislė labai puikiai pasiruošė žiemojimui, žinoma, puikiai peržiemojo, ar ne? Ir labai įdomu tai, kad išsiskyrė didžiausių derlingumu lyginant su kitomis veislėmis. Kaip ir kalbėjome prieš tai, lokalūs bandymai turi didelę prasmę mums. Dėl to šiais metais taip pat įsirengėme vėlyvos sėjos bandymus visose 3 Baltijos šalyse, kur taip pat yra triatlonas. Taigi turėsime galimybę pasižiūrėti į bandymų rezultatus ir iš savo bandymų stočių, kas yra labai svarbu tiek mums, tiek šalies ūkininkams.